Tai laba diena, sveika, mūsų mieloji Labas. klientė. Labas, Dovilė. Aha. Noriu tau iškart, žinok, padėkoti, kad tu čia esi ir kad sutikai pasidalinti savo vidiniu pasauliu, savo užklausą viešai ir tikiu, kad mūsų šitą sesiją negali būti kitaip, tikrai bus produktyvi ir tikiu, kad rasi savo naudos tame tikrai. Kaip tu nusteikusi? Taip įdomiai, įdomiai nusteikusi. Ta prasme su nuostaba, kas kaip bus, tai va. Nes pirmoji coachingo sesija, ar ne? Jo. Aha, kažkaip paskutiniu metu įrašus, kur darau, tai dažnai būna, kad pirmoji sesija, tai wow, medalis už drąsą žmonėms, kurie pirmąją coachingo sesiją daro įrašą. Nu, čia yra tikrai drąsu. Gerai, prikabinau. Super. Dar tavęs noriu paklausti tokio oficialaus klausimo, ar sutinki, kad mūsų sesija būtų įrašyta, o įrašų tada pasidalinta YouTube'ai, Facebook'e, LinkedIn'e. Aišku, jeigu pasakysi, kad nori slėpti veidą, tokia galimybė bus. Sutinku. Super. Gerai. Tai prašau tavęs pasidalink su kokia užklausa, tikslu, norėtum šiandien padirbėti. Tai norėčiau panagrinėti savivertės klausimą. Aha, savivertės klausimą. Galėtum man truputėlį papasakot, kas tau yra savivertė? Pasitikėjimas savimi, nelyginimas savęs su kitais, negalvojant, kad tu esi blogesnė negu kitas žmogus kažkaip tai ten, tai paviršutiniškai taip bendrai. Aha. Kodėl tau dabar iškilo toks noras tą savivertę panagrinėti? Kodėl dabar toks? Drąsa dar kartu, neprisimenu, ar sakiau drąsa, tai irgi su savivertė. Šiaip tą klausimą, sakyčiau, jau senai reikėjo nagrinėti, ta prasme, rast savyje, bet tiesiog, žinot, ateina pa žmogų matyti tas laikas, kada reikia subręstam, nežinau kaip suprast, kad tau reikia to. Tai. Aha, o iš ko supratai, kad tau reikia dabar pradėti? Iš ko supratau, nes dažnai, sakykime, kaip ir lyginu save su kitais, dažnai atrodo, kad kitas ten geresnis, protingesnis, gražesnis, ta prasme, kad aš galbūt kažko tai nemoku. Lygiai taip pat, pavyzdžiui, kai viduriniai ten ir pavyzdžiui, universitete laikiau egzaminą, atrodo, aš nieko nemoku, visiškai nieko nemoku, ta prasme, o išeini gauni ten 8, 9, 10, ta prasme, ir ten paskui galbūt kontaktą būna sunku užsimesti, ta prasme, ką aš kalbėsiu, ką aš pasakysiu, galvoju, aš čia žodžių kažkokio tai pritrūkstu, bet gyvenime gaunasi taip, kad ir puikiai sekasi tas pokalbis visada, bet tų baimių, kažkokiu tai savęs nuvertinimo, kažkaip tai tų minčių labai labai daug. Drąsos pritrūkimas, kažką tai galbūt ir imtis kažko, tai atidėliojimas, čia viskas susiję, aš skaitau. Ir manau, čia aš nežinau, ar per giliai nenubėgsiu, gal čia viskas tikriausiai iš vaikystės ateina, nežinau, iš vaikystės, iš kitų gyvenimo kažkokio tai potyrių, nes tai prisiminiu, tai mama, tai ten neeik, tai to nedaryk, tai ten tave taip ir taip bus, tiesiog tave kaip biškį nusodindavo visą laiką. Aha. Ir tą jautėjai, ar ne, per visą savo gyvenimą iki dabar, tą nusodinimą tokį? Dabar jau nejaučiu, ta prasme, dabar jau nebe, bet vaikystėje, aš tik tai, kodėl tą klausimą anksčiau nenagrinėjau, nes galbūt pradžioje ir nesupratau, tik tai dabar, kažkurį tai laiką, kažkiek tai metų suprantu tos dalykus, kad reikia jas išspręsti ir dabar apgalvoju tam tikrus vaikystės momentus ir panašiai ir supranti, kad
atrodo kaip ir drąsi, bet iš tikrųjų labai nedrąsi, ta prasme. Tai va, Toks, jo. pasipriešinimas yra, ne, kaip ir Jo, žinai, kad... užslėptas, atrodo, eini, kad nieks nepastebėtų, kad tu čia tokia drąsi, jo, o tavyje ten, kaip sakoma, tas vidinis vaikas, ar kaip čia sėdi jisai, vat, kaip mačiau kažkada tai socialiniam tinkle tokiam nuotrauką, ar kaip, kai vat, sėdi žmogus, žmogus yra ir jo viduje vaikas, va taip sėdi susigūžęs. Nu tai vat, labai geras čia palyginimas, nerealiai geras palyginimas. Ten labai taip stipru ir taip akivaizdu, ar ne toks. Jo. Aha. O žiūrėk, kaip pat, jeigu reikėtų įvertinti nuo 1 iki 10 skaliai, kaip galėtum savo savivertę, savo vertę, ne, įvertinti dabar? Dar, galima aš biškinį atsakant, dar grįšiu prie ta prasme, dar dėl savivertės, manau, nes, ta prasme, taip gyvenime atsitiko, kad, čia, pasakykim, gyvenimo tragedija ar kaip, kad buvo skyrybos. Ir jos, kaip bebūtų, dėl kieno ten, ta prasme, skyrybos, dėl kokių priežasčių bebūtų, jos vis tiek ta savivertė žmogaus irgi, ta prasme, nuslopina. Tai čia irgi viena iš priežasčių, ne tik tai vaikystės, ta prasme, traumas. Tai va, taip. Aha, tokios sudedamos dalis, aha. Nu taip, čia daug kas susiję, jo. Ir galbūt tik, pakartokit klausimą, prašau. Aha, bet jeigu reikėtų iš dabartinės pozicijos, ar ne, iš dabartinio gyvenimo taško įvertinti savo savivertę, kiek jūs esat vertingi, ar ne, kiek drąsi, kiek pasitikit savim, kiek nesilyginat su kitais, kiek nuo 1 iki 10 galėtumėte įvertinti tą savivertę dabar? Labai sunkus klausimas. Nes žiūrint, kokie momentai ir kurioj vietoj ir su kuo susiję, taip sunku atsakyti. Nes žiūrėkit, pasitikėjimas savim tai priklauso nuo srities, ar ne? Va, tarkim, einat į naują nišą darbo, tai natūralu, kad tas pasitikėjimas savim yra žemas, nes dar tų kompetencijų nėra, ar ne? O savivertė tai yra apie jūs, kiek aš jaučiuosi verta, kokia mano vertė. Ar aš jaučiu savo vertę, ar ne? Tai vat, ji dažniausiai visur yra, seka iš jūsų, ar ne, nepriklausomai, kiek turit kompetencijas, kiek ne. Kad, pavyzdžiui, galbūt jūs ten naujoj veikloj trūksta pasitikėjimo savim, nes neturi dar kompetencijų, bet jūsų savivertė aukšta ir sakot, bet aš viską padarysiu, kad tas kompetencijas susirinkt, ar ne? Tai vat, tiesiog jūsų savivertė nuo 1 iki 10 dabar. Tiesiog koks jausmas? 4-5. 4-5, aha. Gerai, iš emocinės tokios būsenos tada taip. Nu jo, gal. Aha. O kiek norėtumėt, kad būtų, kad jaustumėtės jau gerai? Visi norim 10. Aha. Maksimum. 10. Aha. Tai kas realiai pasikeistų, jeigu būtų 10? Kas realiai keistusi? Kas keistusi? Aha. Manau, net vidinė aura tokia žmogaus keistusi. Ta prasme, kai dabar kas keistusi? Viskas būtų lengviau, paprasčiau tiesiog. Tas lengvumas toks kaip laimės pojūtis, nes, ta prasme, tu jautiesi, kaip per ant viršūnės, galima sakyti, net nežinau, kaip tai apibūdinti. Lengviau gyventi būtų, tiesiog lengviau su žmonėmis būtų bendraut, lengviau galbūt į pažintį kažkokią tai eiti, ta prasme. Toks lengvumas girdžiu, ar ne? Visame kame atsirastų. Pirmas mintis tokios ateina. Sakyk, prašau, kuom tu esi vertinga dabar? Kuo tu esi išskirtinė ir vertinga? Kuo aš esu išskirtinė? Bet iš jausmo, ar ne? Vat, kuom tu esi išskirtinė?
Nu, visų pirma, aš kaip teoriškai realiai suprantu, kad kiekvienas žmogus yra išskirtinis, mes kiekvienas esam vienintelis toksai ir ta prasme analogo būt negali. Aha, Tai, kuo tu išskirtinė? bet pati savo, ar kaip? Taip, taip. Nes jeigu apie savivertę kalbam, tai apie savo vertę, ar ne? Kuo mes įvertinga? Aha. Bet tas irgi vertinga, ta prasme, savo, ne kitiem, o savo, ar kaip čia? Nu, Ta prasme, jeigu tavo vertė, ar ne, tu jauti, kad iš savęs gali kažkam duoti, tai bus naudinga, vertinga ir kitam, ar ne? Aha, sunku net atsakyti, matau. Labai sunku. Kuom tu esi vertinga? Kuo esi ypatinga, išskirtinė? Galbūt savybės, galbūt elgsena, galbūt mintis. Pagalvok. Išskirtinė. Pasakysiu, man galbūt išskirtinė, bet nuoširdumu ir atvirumu, bet nepasakysiu, kad tai gyvenime ir padeda. Ta prasme, tai va, jo, pastebėjau, vat, bendraujant su žmonėmis, jo, ir nekartą esu girdėjus, kad net, ta prasme, kad va tas nuoširdumas, jo atvirumas, ta prasme. Bet pati iš savęs suprantu, kad ne visada jisai irgi gyvenime yra gerai. Žiūrėk dabar, kaip galėtum iš to, ką pasakėjai, suformuluoti mūsų sesijos užklausą. Ką norėtum pasiekti per šią sesiją, kalbant apie savivertę? Tai va, grįžtant netgi prie to pačio tavo klausimo, kad atsakyt savo klausimą, kuo aš esu išskirtinė. Aha. Sakyti savo į klausimą, kuo tu esi išskirtinė. Jo, kad vat nelygint savęs su kitais ten ir panašiai, ta prasme, kad vat aš tikrai esu išskirtinė ir verta, kaip čia pasakyti, panašiai. Aha. Girdžiu, kad sunku net, ar ne, va tas, kuo aš verta, kuo aš išskirtinė, toks. Nu jo, nes kažkaip tai nesusimastydavai, tiesiog gyveni ir eini ir tiek. O ką tau duotų, jeigu tu sužinotum, kuo tu esi išskirtinė? Nu, va, pasėsė žinai, ar ne, mūsų toks tikslas. O šitas klausimas, man atrodo, buvo, ne? Dabar jeigu klausimas būtų apie tą, kas keistusi tau, jeigu tu sužinai, kuo mes išskirtinė. Nu, lengviau, paprasčiau gyventi būtų, ta prasme, drąsiau būtų gyventi. Ką tu su ta drąsa darytum? Ką aš su ją daryčiau, ta prasme, daugiau galbūt kažką tai daryčiau, įgyvendinčiau, galbūt, ta prasme, nes visą laiką dėl tos drąsos, vat reikia, man atrodo, kaip tokio, kad mane kas nors paragintų, kažkaip tai pastumtų, įtikintų, tai va, tai pati savo iškelčiau tos, ta prasme, iššūkius, nes, ta prasme, galvoje, sakyčiau, daug visokiausių minčių, bet yra tiesiog, nu, nedrąsu, nepavyks, neišeis, ne man. Tai va. Aha. Žiūrėk, tu minėjai, kad nuoširdumas, atvirumas yra tavo tas išskirtinumas, kuris dėja ne visada, ar ne, tau pasitarnauja. Taip. O kaip dažniau, ar tau jis būna tas nuoširdumas, atvirumas naudingas, ar kaip tik tas toks, kur nepasitarnauja? 50/50 gal. Aha. Kaip tau tavo šita savybė išskirtina, nuoširdumas ir atvirumas? Kaip tau pačiai jis? Na, šiais laikais mažai, sakyčiau, kažkaip tai gal bent man tenka susidurti su nuoširdžiai žmonėmis, kad, ta prasme, čia šita vertybė
Rečiau sutinkama, sakyčiau. Tai tau naudinga? Ar man naudinga? Gal ne? Nežinau. Nu, žiūrėk, jeigu aš būčiau chirurgė ir išoperuočiau, sakyčiau, viskas, aš dabar pasimsiu iš tavęs tavo atvirumą ir nuoširdumą. Ar man lengvai atiduotum? Ar sakytum, tai mano? Nu, ne, nenorėčiau atiduoti. Aha. Tai tau vertinga šita savybė? Taip. Aha, jau kai atiduot, tai nesinori. Nes tai mano. Taip, būtent tai yra tavo, ar ne? Atvirumas ir nuoširdumas, kurio šiam pasaulyje trūksta, ar ne? Ir kaip pati sakai, nu, mažai tokių žmonių sutinki, kurie tikrai būtų nuoširdus ir atviri. Tai tavo tas išskirtinumas yra toks retas. Ar sutinki? Nu, taip. Ko tu dar esi išskirtinė? Unikali, nepakartojama. Sunkius klausimus užduodat. Aha, nu nieks nežadėjo, kad bus lengva. Nu, ką žinau, dabar eina tokia mintis, tai čia tokia bendresnė tema, kad, nu, ta prasme, kad mes sutverti šiam gyvenime gyventi, būti laimingais. Aha. Ir kuo tai būtų susijęs su tavo išskirtinumu? Kaip galėtum susijęti? Žinokit, nežinau, ką atsakyti šitą klausimą. Aha, tai toks pamastymas buvo, ar ne? O žiūrėk, galbūt buvo vaikystėje, nežinau, kažkokių situacijų, kažkokių įvykių, kažkokių emocinių būsenų, kuomet tu jautėsi išskirtinė, ar ne, kur niekas to nedaro, arba mažai kas tą daro, bet tu darai. Bet kažkuo mes išskirtinė. Gal kažką pameni? Aha, tas prigimtinis toks. Nu, pavyzdžiui, bet aš čia ne prigimtinis, pavyzdžiui, mokykloje anglų kalbą, vokiečių kalbą labai gerai sekėsi, ta prasme, kad aš momentaliai tiesiog pagaudavau viską ten. Eilėraštį ten prisimenu per 10 minučių, kitai dienai uždavė, aš per 10 minučių išmokau, ta prasme, ir atsakiau iš karto per pamoką. Aha. Žiūrėk, išmokai vokiečių kalbą lengvai. Gali per 10 minučių eilėraštį 2 stulpelių išmokti. Wow. Jo, nu, tada vaikystėje tą prisimenu, jo. Aha, ir kaip galėtum suvesti savo unikalumą? Kaip galėtum pavadinti tai? Nu, čia reikės pamastyti. Aha. Nu, čia sueina, ta prasme, protas ir atmintis gal? Protas ir atmintis. Jo. Aha. Ką jie tokio daro, kad tu esi išskirtinė? Tai vadinasi, aš esu protinga. Aha, esi protinga. Tai. Tavo išskirtinumas, kad tu esi protinga, ar ne? Turėčiau būti, bet labai tuo abejoju. Ypatingai būna net su draugiam bendraudama, ta prasme. Tai va, tai jo. Nes būna kažkokius tai temas, atrodo, nu, aš šito nežinau, jos čia kalba, aš ir šito nežinau, ta prasme. Jo, ir tada pasijauti kažkaip, tai va, tada biški taip, kaip iš šoną atsitrauki. Aha. Bet žiūrėk, tu sakai, kad vokiečių kalbą greitai perpranti, eilėraštį ilgą gali per 10 minučių išmokti. Nu, čia vaikystėje. Aha, o dabar, pavyzdžiui, yra kažkokių dalykų, kur tu taip imliai gali padaryti, išmokti, suprasti. Tai aš skaitau, viską žmogus gali išmokti, tik tai noro reikia turėti. Aha, o tu? Kad jam... Kaip? O tu? Aš galiu, jo.
Aha. Viską galiu, tik tai, vat, kad būtų kas, pavyzdžiui, tą pamokytų, arba ta prasme, tikrai galiu. Ir, pavyzdžiui, aš dabar pradėjau anglų kalbą mokytis, aišku, reiktų labiau susijimti, bet, aš žinau, kad aš išmoksiu ją. Ta prasme, neišmoksiu ten tobulai, bet aš tikrai ją išmoksiu. Tai žiūrėk, tu sakai, aš žinau, aš tikrai išmoksiu. Į kokią savybę tai sueina? Aš noriu, kad tu kažkaip apibendrintum. Aha. Aha. Ryžtą. Pasitikėjimas. Jo. Pasitikėjimas savim, jo. Ta prasme, jo, jo. Kad įgyvendinsiu, ta prasme. Aha. Kai nori, ar ne? Kai užsispiri. Jo, tai va, tą norą gal reikia atrasti, tai kai kada. Aha. Žiūrėk, tu kai ateina tas noras, ateina ta vizija ir užsispiri ir tu žinai, kad tu pasieksi, ar ne? Teisingai suprantu. Teisingai? Taip. Tai Bet kai labai nori, nes būna, ateina noras, bet kažkokie tai vidiniai resursai, sako, nusėda kažkaip tai, kad neišeis, nepavyks, ta prasme ir panašiai. Bet aš tiesiog labai noriu išmokti. Aha, tai noras didesnis yra, ar ne, negu tavo tie vidiniai balsai, kurie nori tave nusadinti, ar ne? Ten baimė gal tokia yra, baimė, ta prasme, daugiau yra. Tai tie vidiniai balsai, kurie pasako, kad jo, kažkas tai nepavyks, jo. Aha. Kažkaip tai norisi iš šono tokio, kaip palaikymo tokio, ta prasme, tai va. Tada galbūt būtų drąsiau, tikriausiai. Aha, iš šono palaikymą, ne, kad drąsiau būtų. Jo. O jeigu tu turi tą palaikymą, tą resursą iš išorės, ar ne, sako, varyk, pavyks, daryk, kaip tavo ugnis viduj? Įsižiebtų. Aha. Nes netgi pastebint tam tikruose, pavyzdžiui, tai va, pavyzdžiui, netgi ten ar veiklose, ar ką ten, kai tau, kaip sakoma, duoda tokį spyrį į subinę, tai tada jo, tada labiau pavyksta ir labiau motyvuota esi, ar kaip čia pasakyti. O pavyzdžiui, žinodama tą faktą, kad tau reikia to išorinio spyrio, to palaikymo, ar tu ieškai to resursą išorėje, ne? Vat nori, nežinau, išmokti anglų kalbą ir, Dėl anglų kalbos galbūt neieškau, ta prasme, bet jo, taip, ieškau jo. Ir ar pavyksta rasti, ar gauni tu tą resursą iš išorės? Ne. O kokio tu to palaikymo norėtum? Ką turėtų, čia aš kiek suprantu, žmogus, ar ne, turėtų būti tas? Jo, artimas gal žmogus, ja. Ką turėtų tau sakyti, kad tavo ta vidinė ugnis užsidegtų daryti? Čia, žinot, kaip užnagorį, kai tokį turi, kai pavyzdžiui, pavyzdžiui, toks palaikymas, kad, ta prasme, kažkuria tai prasme palaikys, jeigu man ir nepavyks, ta prasme, bet tu pabandėjai bent. Tai va, kažkaip taip. Tai būtų realiai, žiūrėk, atvirumas, nuoširdumas, ar ne, tavo tas unikali savybė, ar ne? Tas pasitikėjimas savim, kai tu tikrai nori, kad ir reikia to išorinio resurso, bet jeigu tikrai nori, ar ne, tai pasitikė savim, kad gali tą padaryti, ar ne? Bet irgi priklauso ką, aišku, ta prasme, tai va, tai jau priklauso ką ir kokioje veikloje ir panašiai. Aha, irgi kaip kada, ar ne, būna? Taip. Kuo tu dar išskirtinė? Pagalvok, kuo tu dar išskirtinė? Ką tu tokio darai, kad savo sakytum, wow, aš tai padariau, ar aš tai pagalvojau, ar aš tai pasielgiau.
Mhm. Ne tai, kad kažkokius tai veiksmus padariau, bet... O galima biškį dar tą klausimą Kitaip, ar ne? konkrečiai? Jo. Mhm. Žiūrėk, vis tiek kart gyvename dienoj, ar ne? Ir nutinka įvairūs dalykai. Ir kas va tokio yra nutikę, kad sakytum, wow, sau, kaip aš sugalvojau, arba kaip aš padariau, kaip aš pasielgiau, kaip aš savim džiaugiuosi. Tiesiog va toks savimi pasididžiavimo jausmas, ar ne? Vat užplūsta kažką padarius, galbūt pagalvojus, sugalvojus galbūt kažką. Kažkaip pasielgus darbo aplinkoje, nežinau, parduotuvėje, gatvėje, su vaikais. Nu, kas liečia su vaikais, tai, ta prasme, nu, tai čia elementariai, tai mes turim rūpintis vaikais, tai, ta prasme, kaip bebūtų, tai neskaitau, kad čia išskirtinė, nes, nu, kiekvienas tėvas, mama turi rūpintis savo vaikais, nu, tai... Tai aš, nu, kažkaip neišskiriu, kad tai išskirtinumas. Aha, bet galbūt kažkokia tavo savybė tau leidžia daryti tos dalykus, rūpintis, ar ne? Nes mes juk žinom, kad visokių tėvų būna ir jie vieni vienaip rūpinasi, kiti kitaip. Nu taip, tai gal žinojimas, kad negali atsiremti į kažką tai, kad tik tai tu viena gali tam tikrus dalykus padaryti ir niekas tau nepadės, tai arba tu darysi, arba tu ne. Nu, ta prasme, bet aš net savęs už tai niekad nemačiau, kad aš už tai savo dėkinga ar dar kažkaip tai. Aha, tai natūralu, jeigu savivertė pas tave žemesniai riboj, tai natūralu, kad tu savęs neįvertini, ne? Aha, tai, nu dar pagalvo, ką tu tokio darai, elgiesi, ar kažkokias mintis, dėl ko tu savim didžiuojasi. Aš neatsakysiu. Teks galvoti kažkaip. O jeigu nesugalvosi? Sugalvosi. Kuo aš didžiuojuosi? Aha. Nu, ar buvo tokių situacijų, žiūrėk, kad kažkas nutiko ir sakai, wow, sau, nu super, nu kaip padariau, kaip sugalvojau. Neįsivaizduoju. Aha. Tiesiog labai daug gyvenime gal įvykių, skubėjimų, kad nėra net apie tai, kada galvoti ir sustoti ir, ta prasme, mąstyti. Ta prasme, net neįsivaizduoju. Aha. Irgi labai svarbu dalykai vardiniai, ar ne, kad gyvenime tiek įvykių, lėkimo, kad net nesustoji pagalvoti. Nu jo, atsakomybių, pareigų ir panašiai, kad tu, ta prasme... Gerai. Nesijaučiu išskirtinė, nesijaučiu. Aha. Žiūrėk, šiandien man prieš sesiją minėjai, kad turėjai susitikimą, ar ne? Jo, taip. Aha. Kas tau, kokia tu ten buvai, man papasakok? Pradžioje nedrąsi. Aha. Tai va, tai... Bet besišypsanti, kalbi, žingeidi, smalsi, va. Ir tai tau leido tą iššūkį įveikti, ar ne? Jo. Žingeidi, smalsi. Pradžiai nedrąsi, ar ne? Jo. Kaip manai, žingeidumas ir smalsumas yra išskirtinumas šiaip žmogaus? Šiaip jo. Jo. O tu dažnai būni smalsi?
per dažnai. Aha. O kur tas smalsumas gali nuvesti, vat, jeigu visada būsite su to smalsumo? Tai kai kada gal būna ir įkyrus tas smalsumas, ta prasme, gal per daug aš, ta prasme, bet kur, ta prasme, noriu kažką tai sužinot, gal žmonės ten galvoja, kad aš čia bandau kažkokią tai informaciją išpešti ar dar kažkaip tai, bet man tiesiog būna įvairūs dalykais įdomus, ta prasme, ir, nu, nežinau. Aha. Žiūrėk, tu sakai, kad gal žmonėm, ar ne, kad galvoja apie žmonės, kad jiem tas tavo smalsumas gali atrodyti tartinas, ar ne, bet tau pačiai, ar jis yra vertingas smalsumas, negalvojant apie kitus žmonės. Nu, žiūrint koks, kai kada taip, kai kada tiesiog, pavyzdžiui, įdomus žmogus, tu tada apie jį nori sužinoti daugiau, ta prasme, arba tavo artimas kažkoks tai žmogus, ta prasme, o kitais atvejais, kuo daugiau, ta prasme, mes visą gyvenimą mokomės, tai kuo daugiau žinai, tai irgi gerai. O kaip manai, visi žmonės šiaip smalsus? Ne. Tai kaip manai, tu turi tą išskirtinę savybę smalsumą? Nu taip, turiu. Aha. Nes ne visi žmonės turi, ar ne? Vieni pasirenka gyventi komfortą ir nebūti tais smalsiais, nesidomėti, neieškoti, ar ne? O pati sakai, vat, net ir kalbant su žmogumi, man įdomus žmogus, aš ar ne, klausinėju ir tą smalsumą savo įjungiu. Nesvarbu, ką tas žmogus galvoja, ką tas žmogus galvoja apie tai, tai yra jo, ar ne, pozicija, ar ne, jo tos požiūrio taškas. O tas jis smalsi domiesi. Kur gali tas smalsumas realiai tave nuvesti? Ką gali gražaus tau duoti? Tai daug naujų dalykų gali atrasti gyvenime, ta prasme, net nuo hobių netgi iki kažkokių tai veiklų ar panašiai. Nori man šią savybę atiduoti savo išskirtinumą? Aš labai norėčiau. Aha. Nu ne, jeigu jisai, ta prasme, jokiais būdais. Reikalingas, ar ne? Reikalingas. Tada bus neįdomu, argi, nu, ta prasme, be smalsumo, tai aplamai viskas tada kažkaip tai niūru būtų gal. Aha. Žiūrėk, aš dabar, nes matau, kad pačiai sunku įvardinti, aš dabar norėčiau, kad tu įsivaizduotum žmogų, vyrą ir moterį. Tai gali būti realus žmogus, ar ne, gali būti išgalvotas, gali būti personažas, bet kas. Vyrą ir moterį, kuriais tu labai žaviesi, jų savybėm. Ar ne? Pagalvok, vyras ir moteris. Taip pat žiūri į juos ir galvoji, wow, nu vat, kokie jie žmonės, ką jie daro, kaip jie sugeba. Ar turi savo, nežinau, aplinkoje ar vaizduotėj tokį žmogų. Nu, pradžiai pradėkim nuo moters, moteriškas lyties. Į ką norėčiau lygiuotis netgi kaip jo? Lygiuotis arba, vat, pavyzdžiui, žiūri ir galvoji, vat, tiesiog žaviesi tuo žmogum, ar ne, tuom, ką jisai daro, kaip jisai elgiasi, ar ne, kokiom vertybėm vadovaujasi, tiesiog toks tau kaip autoritetas. Nu gerai, pabandysim. Turi mintyje tą žmogų? Nu kažkiek tai jo. Aha. Bet netikra, tiesiog savybėm, sakyčiau. Viskas tvarkoj. Gali būti net ir vaizduotės kažkoks, ar ne, sutverimas, čia truputėlį mes protai padėsim atsitraukti. Dabar žiūrėk, ką ši moteris tokio daro, kas tave labai žavi? Nuolat besišypsanti. Aha. Veikli.
Drąsi, labai užmezgianti kontaktus. Graži. Aha. Besimėgaujanti gyvenimu. Rami. Mylinti, nu, ta prasme, nu, užtenka gal. Aha, tai čia kaip jauti? Jeigu jauti, kad viską išvardinai, tai tada. Dabar žiūrėk. Ta moteris, ar ne, ką ji tokio turi savyje, kas jai leidžia nuolat šypsotis, būti veikliai, drąsiai, užmegzti kontaktus, išlikti gražiai, taip, mėgautis to gyvenimu, skleisti ramybę. Kas jai leidžia tai daryti? Tas pats gal ramus gyvenimas. Kažkoks tai vidinis stabilumas gal. Na ir tas pats pasitikėjimas, kad jinai faina, ten protinga ir panašiai, nu, ta prasme, va tas vidinis jausmas. Aha, vidinis jausmas, ar ne? Jo. Aha, dabar klausimas tau būtų toks. Ar tu daug šypsaisi? Taip. Ar tu esi veikli? Taip. Ar turi drąsos? Ir taip, ir ne. Taip ir ne. Einu, bet, ta prasme, nedrąsiai, bet labai dažnai žmonės to nemato, galbūt, sakyčiau taip. Kad turi tos nedrąsos. Jo, kad nedrąsiai, jo. Aha. O kas tau leidžia, va taip žiūrėk, eiti ir daryti, nors tu tos, kaip sakai, nedrąsiai. Kas tau leidžia tai daryti? Nieks daugiau už mane to nepadarys. Aha. Žinojimas, kad tu gali ar ne padaryti, tau reikia. Ne tai, kad galiu, bet kaip turiu, privalau, ta prasme. Jo. Ar kaip tu užmezgi kontaktus, ar lengvai? Sunkiai. Labai dažnai ateina mintis, ta prasme, kaip elgsius, kad nepritapsiu, ta prasme, ir panašiai, jo. Atrodo, kad tave turi kažkas tai už rankytės vedžioti. Ar tu jautiesi graži? Nu, kaip ir taip. Aha. O kaip daugiau? Nu, žmonės sako, kad taip. Aha. O tu, pažiūri į veidrodį, ar ne? Nu, tą geriausią dieną, kaip moterim būna, ar ne? Taip. Graži savo, ar ne? Ar tu mėgaujasi gyvenimu? Bandau. Aha. Dažnai pavyksta? Aš tiesiog su tam tikrais įvykiais man tada siejasi šitas klausimas, ta prasme, tai va, tai
kaip čia pasakysiu taip, kai gyvenimas tave spardo, tai tu tiesiog bandai, ta prasme, gyventi, ta prasme, laimingai. Tai va, kai paklausi, tai man iš karto tie negeri dalykai, sakykime, ateina ir tiesiog tada bandai, jo, bet savyje ar jaučiuosi laiminga, ne, nesijaučiu. Bet bandai, ar ne? Girdžiu vis tiek, kad ir kokia sunki situacija bandai. Nu taip. Kiek ramybės tavyje? Dabar biški daugiau yra. Bet aš irgi sieju su tam tikrais įvykiais, kurie, pavyzdžiui, nesenai pasibaigė. Ir dabar, nu, ta prasme, nes tam tikrais etapais visiškai kitaip. Tai dabar tos ramybės kažkiek tai ir yra, nes, pavyzdžiui, dar praeitų metų birželio mėnesį, iki birželio, tai jos visiškai nebuvo, ta prasme. Bet dabar tai jauti. Biški daugiau, bet labai nedaug. Kiek tu iš savęs esi mylinti šiaip žmonės, aplinką? Anksčiau buvo daugiau negu dabar. Žmonės, aplinka, nu, ta prasme. O kurie žmonės? Žmonės kaip sutvėrimus. Nu, vat išeini pasivaikščioti parką, ar ne? Vaikšto žmonės. Ar yra ta vieta mylinti sielą? Kažkaip tai nekreipiu dėmesio į tos žmonės, tai net nežinau. Dabar žiūrėk, ką mes padarėm, tai tu įvardinai moters, ar ne, savybės, ką jinai tokio turi, ką jinai tokio daro, ar ne, kas tave žavėja. Tai kai kurios dalykus tu turi, ar ne, tai šypsena nuolatinė, veiklumą, drąsos, kartais taip, kartais ne, ar ne, ir kitus dalykus, kurių tu jauti, kad tau trūksta, ar ne. Tai aš norėčiau, kad tu truputėlį užsimerktum. Nebijok, mes per atstumą, tai nieko nepadarysi. Atsipalaiduok truputėlį. Ir aš norėčiau, kad tu įsivaizduotum tą moterį šalia savęs, priešais save. Matai jo šypseną. Matai, kokia ji veikli, kiek ji daug daro. Matai jos drąsą. Matai tai, kaip jinai lengvai užmezga kontaktus. Kadangi šalia tavęs, matai jos grožį. Ta būsena, kad ji mėgaujasi gyvenimu. Jauti iš jos sklindančią ramybę ir meilę. Ir aš noriu, kad tu pajaustum, kad visos šios savybės susilieja su tavimi. Į tavo odą, tavo plaukus. Kad pasijaustum drąsi, kad su ta drąsa galėtum lengvai megzti kontaktus, pajaus, kokią tu nuostabaus grožio esi.
ta visa ramybė iš tos moters ateina į tave. Tas pasitikėjimas savim, tas vidinis stabilumas tavyje. Tu žinai, kad tu esi išskirtinė, unikali, nuostabi. Kai būsi pasiruošęs, gali atsimerkti. Ar pavyko kažkiek? Kažkiek tai jau. Nes kadangi pirmieji kartai, ar net ir vizualizacija tokia gali būti šiek tiek sunkesnė, bet dalelė, jeigu savo pasiėmi, ką įsidėjai į save? Ramybė gal. Ramybė. Kaip tu manai, jeigu turėtum tą maksimalią ramybę, ar tu galėtum taip lengviau įvardinti, kuo tu esi išskirtinė? Kartu su ta ramybė. Manau, kad taip, nes ramybė suvalgo baimės jausmą, sakyčiau taip. Tos baimės nebūtų ir ta ramybė jinai daug ką išskleistų, manau. Nes čia girdžiu jau ir net ir sekančią užklausą, tarkim, panagrinėti ar ne tą baimės jausmą. Kas tai per baimės jausmas, ar ne, iš kur jis kyla ir ką su tuo galim padaryti. Tada ateitų ramybė, ar ne? Dabar žiūrėk, ar turi vaizduotėj vyriškos lyties atstovą, kuris tau būtų autoritetas, į kurį žiūrėtum ir sakytum, wow, kaip jis sugeba, ką jis daro. Bet autoritetas irgi kokia profesinė prasme, ar ta prasme? Iš tos savivertės pusės labiau, ar ne? Jeigu mes tai kamantinėjom, tuo išskirtinumu, to pasitikėjimu savim. Labai sunku įsivaizduoti. Neateina minčių kažkokia tai. Gali būti ir personažas, koks, nežinau, filme gal kažką matei, kažkokią tai vyrą, kažkokį žiūrėjai ir sakei, wow. Gal kažkiek tai brožų ateina į mintį. Galėtum papasakot, ką tas vyriškas persona tokio daro, ar kuo jis išskirtinis, kad tave žavi? Pirma, rūpinasi savo vaikais, rodo jam gerą pavyzdį. Tai va. Gerbintis kitus. Drąsus. Galintis pastovėti už save ir už kitus. Čia dabar toks labai juokingas atėjo į galvą, nežinau ar neatsakyti, bet pasakysiu, aukštas. Aukštas, Jo. Aukštesnis už tave? Tai aišku.
Nu, nematau tavo ūgio. Nežinau. Nu, Aha. nuo 1,85 m, va taip. Veiklus. Kuris moka suderinti poilsį su darbu. Bet čia jau mano mintis kažkaip tai pradėjo nukristi į kažkokius tai romantinius. Dabar galvoju. Tai gerai. Nu, jeigu būtų toks žmogus, ar ne, kuris rūpinasi vaikais, rodo pavyzdį, gerbė kitus, drąsus, gali pastovėti už save kitus, aš čia viską susirašiau, aukštas, veiklus, ar ne, suderina darbą, poilsį. Ir jeigu toks žmogus tau yra autoritetas, tai jis tinka. Ir romantikas. Romantikas, aha. Dar. Jo, tai va tą nenorėjo sakyti kažkaip, tai, nu, ta prasme, autoritetas. Jo. Kalbantis, kuris visada kalba, sako tik tai tiesą. Nu, ar atsakantis už savo žodžius? Gal užtenka? Nu, čia kaip jau pasakysi, jeigu stop, tai stop. Aha. Žiūrėk, dabar klausimą atsuku į tave, ar ne, va tas visas savybės. Kiek tu rūpinėsi vaikais? Nu, va, tarkim, ar tai yra tavo išskirtinumas, ar ne, jeigu iš tos išskirtinumo pusės, ar ne, unikalumą žiūrėti, kiek ir kaip tu rūpinėsi vaikais, ar tu esi patenkinta tuom? Nu, taip, patenkinta. Ar rodai pavyzdį per save? Bandau, bet ne visada pavyksta. Aha, bet bandai, ar ne? Kaip su pagarba kitiems? Jo, gerbiu žmonės, ta prasme. Kaip manai, ar tai, kad tu gerbi kitus žmonės, yra tavo, nu, va, ta tokia išskirtinė savybė? Pagarba kitiems žmonėms. Taip. Aha. Daug žmonių pažįsti, kurie, nu, taip pagarbiai kitus žmonės žiūri. Nu, nepasakyčiau. Tai gali drąsiai pasakyti, kad čia tavo išskirtinumas. Nu, taip. Va, žiūrėk, radom. Dar vieną. Dar bruožas toks buvo įvardintas drąsus, ar ne? Tai čia kaip ir su moterim irgi kartojasi, ar ne? Tai drąsa, kaip sakai, prieš tai darai, ar ne? Nors ir viduj nedrąsiai jautiesi. Taip? Galinti pastovėti už save. Bet vyras turi būti iš vidaus drąsus, nu, ta prasme. Ne tik tai išoriškai. Ta prasme, jeigu tau, vat, ir sakai, būni nedrąsi, tai vyras turi būti ir vidumi drąsus, ar ne? Jo. Dabar žiūrėk, galintis pastovėti už save ir kitus. Kiek tau tai rezonuoja, kalbant apie tave? Ar tu gali paskutinius 15 metų, gal biški daugiau, tai net ne 15, nuo 4 metų aš tik tai tą ir darau. Aha, už save stovi. Aha, ir kitus. Jo. Tik už save ar ir už kitus? Nes čia buvo įvardinta. Nu, ir už vaikus, jo. Ir už vaikus. Tai už kitus. Aha. Bet gyvenime teko tokių situacijų, kai dar, pavyzdžiui, už kitus žmonės teko jo, kai matai, kad
pavyzdžiui, negražiai ar ten nesažiningai elgėsi prieš kitus, tai jo, ta prasme, užstodavai. Tokia sąžinė, ar ne, sąžiningumas, kad turėtų būti. Nu jo, tikriausiai. O tavo išskirtinumas tai, kad tu gali pastovėti už save ir kitus. Nu taip, išskirtinumas, bet tu pavargsti nuo to. Pavargsti. Nu taip. Jo. Nes turbūt pripažinsi, kad ne kiekvienas viduj turi tos drąsos pastovėti, ar ne, tarkim, gatvėje, jeigu matytų kažkokią situaciją, ar už save pastovėti, jeigu mato, kad tavimi nesažiningai elgesi, ar ne. Ne kiekvienas tikrai taip gali. Nu jo, tikrai ne kiekvienas. O tu gali. Ir aš galiu, ir aš savo vaikus to mokinu. Super. Tai turi šitą resursą viduj, kad net vaikam gali perduoti, ar ne? Tai vadinasi, pakankamai turi. Taip, vėl atsikartoja veiklumas, ar ne? Tiek vyro, tiek moters autoportrete tokiam. Dabar klausimas, kaip tau sekasi suderinti poilsį ir darbą? Nu šiaip sekasi suderinti, bet paskutiniu momentu daugiau laiko poilsių galbūt atiduodu ir galbūt tas biškitas vidinis tas, kad reikia biški veikliau užsiimti kažko tai, ta prasme, tai va tas. Bet šiaip sekasi, nes kai buvau jaunesnė, tai atrodo darbas, ten eini, dirbsi, ten dabar, ta prasme, nedarbas pirmoje vietoje. Nu, bet ta prasme, esant poreikiai, gebi ar nesuderinti darbą, poilsį. Taip. Kaip manai, čia išskirtinumas? Aš čia vėl prie to paties grįžtu. Klausimu. Nu kaip, nu ne visi žmonės moka tą suderinti, ta prasme, ne visi suderinti, bet daug kas ir moka. Nes čia pusė per pusę dalintis, nes, pavyzdžiui, ir kiti žmonės tokie patys, tai kom tada išskirtinis, nu, ta prasme, nes ir kiti turi tą patį bruožą, nu, ta prasme. Tu sakai, kiti turi tą patį bruožą, bet prieš tai sakai, kad ne visi turi tą patį bruožą, ar ne? Taip, ne visi. O žiūrėk, tas poilsio ir darbo suderinimas, ką duoda? Vidinį resursą gal, kad tu gali atrasti tą pusiausvyrą, kaip ir su ramybė susiję kažkiek tai. Pusiausvyrą, toks ramybė, balansas, ar ne? Jo. Tu va, o žiūrėk, o tie žmonės, kurie nemoka suderinti, jie praranda tai. O tu kadangi sakai, moki suderinti, tai tu esi tam kelyje į tą ramybę, balansą, tą pusiausvyrą, ar ne? Tu turi tą tokį resursą vidinį. Aš sakau, tu tiki tam? Gal nelabai. Kas tau neleidžia tikėti savim? Nes darbinė prasme, sakyčiau, dabar biški tokių kaip ir nusivylimų, kaip, ne tai, kad nusivylimų, galbūt baimių, net nežinau, kaip čia paaiškinti, kad tu, ta prasme, tu supranti, kad tu turi daugiau, ta prasme, tam laiko skirti, daugiau kažkokio tai, va, nežinau, apmąstymo ir panašiai, bet kažkaip tai per daug pasyviai elgiuosi, sakyčiau tai. Trūksta aktyvumo, ar ne? Aktyvumą netrūksta, nes aktyvumą aš sieju su sportu ten ir panašiai, ta prasme. Tai tokio aktyvumo ir netrūksta, bet galbūt ta pati baimė, kai tu žinai, kad tu neturi į ką atsiremti, tu esi viena, nes mes, nu, ta prasme, darbas kažkuria tai prasme yra mūsų pragyvenimo šaltinis. Tai va,
Ir čia vat toksai biški neatitikimas. Aha, jau kelintą kartą girdžiu, kad svarbu turėti ką atsiremti, ar ne, tą užnugarį. Nu jo. Mhm. O jeigu turint tokį užnugarį, ką turi atsiremti, ir tas žmogus tave skatintų, sakytų, kokia tu išskirtinė, kokia tu unikali, ar tu tuom tikėtum? Taip. O Tai jeigu vat man reikia to kažkokio tai jo, kad mane kažkas tai užtvirtintų jo. Aha. Jeigu tas žmogus būtų tas prieš veidrodį, kuris pasiimi veidrodį ir tau sako, kokia tu unikali, kad tu sugebėsi, kad tu padarysi, ar tikėtum tuom? Sunkiai. Bet įmanoma? Nežinau, nebandžiau. Aha. Man atrodo, kad ne. Taip atrodo, kad, ta prasme, neįmanoma. Tu gali sakyti, bet įtikinti save kažkaip tai sunkiai. Bet jeigu kitas žmogus sakytų, tai jau lengvai įtikint, ar ne? Būtų toks lengviau. Jo. Taip, kaip tu dažnai, nes mes čia, aš atsidusau, nes tiesiog daug užklausų, va šitoj sesijai girdžiu, ką galima toliau daryti ir nesinori labai nubėgti kažkur, ar ne, į tas baimės, į tą užnugario svarbą, ar ne, turėjimą, tai tiesiog nesinori labai mėtytis, nes tada tiesiog rezultato neturėsim, ne? Nes čia tiesiog daug užklausų ir tas užklausas galima sekančiose sesijose panagrinėti. Tai dabar žiūrėk, išsigryninam šiek tiek, nes užklausa buvo atsakyti savo į klausimą, kuom aš esu išskirtinė. Tai dabar žiūrėk, aš tau sakau, kuom tu esi išskirtinė. Ir tu man pasakysi, ar tu tom tiki kažkiek ar ne. Gerai? Bandom? Bandom. Gerai. Taip, tai tu esi nuolat besišypsanti, tavo išskirtinumas, ar ne? Tavo nuoširdumas, atvirumas, tavo veiklumas, esi labai graži. Taip. Tavo pagarba kitiems žmonėm. Gali pastovėti, išskirtinumas labai stiprus, kad gali pastovėti už save ir už kitus, ar ne? Tarkim, už vaikus. Ir gebi suderinti darbą ir poilsį tam tikram etape, ar ne? Ir dar ką aš išvelgiau, kad tu sakai, va dabar daugiau poilsį, ar ne? Tai tu kaip ir jauti, kad tau to dabar, tarkim, galbūt reikia. Kitam etape galbūt jautei, kad tau reikia daugiau darbo, ar ne? Tai ta pusiausvara balansas buvo. Ar tu tom tiki, ką sakau? Ir dar nepaminėjau, smalsumas, smalsi baisiai. Aha. Taip. Kažkaip tai sakau taip, bet su abejonės jausmu kažkokiu tai nežinau. Tam tikrose momentas. Kuriuose? Palaukit, kaip jūs ten sakėt. Gali dar kartą pakartoti. Aha. Ar galėtum užsirašyti? Jo. Aš norėsiu, kad tada vardintum pati. Taip, esi atvira ir nuoširdi. Smalsi. Besišypsanti. Veikli. Kad ir su nedrąsa viduj, bet drąsi. Gali drąsiai veikti. Graži. Gerbi kitus. Gali pastovėti už save, už kitus. Ir suderini darbą ir poilsį, ar ne, pagal poreikį. Tai va, suderini darbą ir poilsį. Galbūt per daug laiko poilsiui dabar atiduodu.
Dėl graži, kai kada būnu savo labai graži, kai kada labai abejoju, nežinau kodėl. Mhm. Ir drąsi, ta prasme, ir taip, ir ne. Net nemoku atpasakot kaip. Tam tikrais momentais, nu tikrai drąsi, ta prasme, tokių žmonių, ta prasme, drąsiau net nėra, bet kažkur tai, nu, visiškai nedrąsi, ta prasme. Tai va. O žiūrėk, tu sakai, momentais tokia drąsi, kad tokių žmonių net nebūna, ar ne? Tokių drąsių. Iš kur ta drąsa? Kas tave ten užveda? Kas motyvuoja būti, vat, leidžia tau būti tokiai drąsiai? Nežinau, gali situaciją prisiminti mintise, ar nu, vat, kai buvai tokio drąsumo moteris. Nežinau. Aha, pradėjai abejoti dabar, ne, kai užklausiau. Mhm. Nu, kaip pavyzdžiui, gini, saugai savo vaiką, ten tiesiog automatiškai tu, ta prasme. Tai. Mhm. Nieks neteina į galvą. Aha. Tai kai gini, Nes kiek... tu per prievartą būni drąsi, ta prasme. Aha, per prievartą būni drąsi. Iš poreikio. Aha. Tai realiai poreikiai esant, ar ne, gali sutelkti visas jėgas ir būti drąsi. Nu taip. Tai realiai turi būti poreikis, ar ne? Šiaip drąsos trūktų gal, ar ne? Jeigu nėra poreikio. Nu jo, poreikis, motyvas, tikslas. Aha, poreikis, motyvas, tikslas. Tu turi matyti, ar ne? Tikslą, motyvą, dėl ko tu tą darai, ar ne? Jo, tikslas aplamai daug kame yra svarbus tikslas. Ta prasme. Tai va. Žiūrėk, mūsų sesija po truputėlį į pabaigą ir kaip ir minėjau, kad čia tikrai ne vienos sesijos užklausa yra ir ją reikia dar nagrinėti giliau. Ir tie išskirtinumai, kuriuos tu šiandien sužinojai, tai kai pradedu klausti, pradedi abejoti, tai su savivertė tikrai reikia dirbti ir toliau ieškoti ir mes tą galėsim padaryti uždarose sesijose truputėlį giliau paieškoti, ar ne. Tai jeigu gali, man trumpai, ką išsineši iš šio susitikimo, kaip tu apskritai jautiesi? Kaip jaučiuosi, kad biški sužinojau tokių dalykų, kuriuos aš nesureikšmindavau, ta prasme, bet vis dėlto turiu savyje, ta prasme, kurios tu apie tas savybės galbūt negalvodavai tiesiog ir tiesiog kaip savaime aišku priimdavai. Tai va, tas yra jo. Ir dar, nežinau, kodėl nepaminėjau, bet mes kol bendravom, bet man nesenai ateina brožas sąžiningumas. Tai va, tas jo. Aha. Labai, labai, ta prasme. Ir žiūrėk, visi tie tavo unikalumai, išskirtinumai, bruožas, savybės, ar ne, kaip be pavadinsi, jeigu jais vadovausies, kur tave gali nuvesti? Koks tu žmogus esi ir kur tai tave gali nuvesti? Jeigu taip 100%. Geras žmogus, o kur nuvesti? Neįsivaizduoju, kur nuvesti. Pasaulis didelis. Aha. Neateina minčių. Aha.
Bet ar toks žmogus, kuris yra smalsus, sąžiningas, gražus, drąsus toks su klaustuku kaip kada, taip, toks atvira širdimi, kuris gerbia kitus, gerbia save, gali pastovėti, ar toks žmogus gali gyvenime pasiekti tai, ko jisai nori? Ar jam... Gali, bet turi tikėti savimi. Jeigu netikės, tai nelabai. Aha. Bet su tokiais brožais tai labai daug ką galima pasiekti. Tai tu tos brožus saugok savį, žinok, turėk. Ir siūlau pastebėti juos, kada jie, tarkim, tavo kasdienybėj pasireiškia, ar ne? Ir galbūt kaip dažnai pasireiškia. Gali kur nors lapelį užsirašyti, turėti, tam, kad save įtikinti, ar ne? Kad pati savim patikėtum, ar ne, kokia tu esi. Ir mes tada padirbėsim toliau. Tai ar turi dar kažką pasakyti? Ne. Tai ačiū tau už sesiją. O šiaip sunku buvo, nes pirmoji sesija? Nesunku, bet tiesiog galbūt kažkokio tai būna minčių pritrūksta tik tai, tai va kažką tai sugalvoti jo, bet šiaip nesunku. Tai va tas analizavimas savęs pradžia ir būna sunkus, nes sunku tą mintį, tą žodį sureiksti, save suprasti, iš savęs ištraukti, ar ne? Jo, nes būna, atrodo, pasistoja toks klausimas ten vidinis, atrodo, ką jūs norit, kad aš atsakyčiau. Aha. Nes vėl į savivertę remias, ar ne, kad man būtų patogu. Galbūt. Aha. Jo. Tai viskas tvarkoja, ta pradžia tokia ir yra. Tai aš linkiu tau gražaus savęs pažinimo, savęs stiprinimo ir saugok tai, ką tu turi savy. Gerai? Tai ačiū tau ir iki kito pasimatymo. Iki.